Kiekvieną mėnesį vos gausi pensiją, ponia Apolonija sako, pirmiausia sumokanti mokesčius ir tik išlikusių pinigų bandanti išsiversti. Kruopščiai skaičiuojanti kiekvieną centą, moteris piktinasi sparčiai kylančiomis šildymo kainomis. 8 metais už kvadratą 2,62, 9 už kvadratą 4,13, paskui 4,21, o jau 5,73. Man mokestį tik už šilumą padidino 97 ir taip, kada paėmė nagrinėti kiekvieną mėnesį, tai visą laiką matai, kad po truputį auga tie mokesčiai. Vilniaus socialdemokratai tikina, kad būtina pagrindinius komunalinius mokesčius sumažinti. Esą palyginus su dabartinė ekonominė situacija, kainos gerokai per didelis. Reikia sumažinti mokesčius tiek, kiek juos yra įmanoma. Ir šilumos, ir vandens kainas, ir visas kitas. Antra, gyventojai labai turi aiškiai matyti sąskaitose, už ką moka. Jie turi turėti galimybę pasitikrinti ir sąskaitas, ir sukontroliuoti administruojančias bendroves. Socialdemokratai taip pat siūlo keisti taisykles ir įteisinti galimybę, kad panorėję gyventojai galėtų operatyviai pakeisti namą administruojančią bendrovę. Esą neretai bendrovės nesiskaito su gyventojais ir imasi vienų ar kitų darbų savo nuožiūrą ir tik vėliau pateikdamos gyventojams sąskaitas.